prie kavos puodelio. Tai rubrika, kurioje supažindiname jūs su Sūduvos komandos žaidėjomis. Ketvirtojoje laidoje jūsų dėmesiui į Marijampolę sugrįžusi Greta Tamašauskaitė. Galima sakyti sveika sugrįžus namo į Marijampolę ir sakyk, koks jausmas vėl žaisti už savo miesto komandą. Kaip čia pasakytas vėl, aukščiausiam lygiai, tai čia mano pirmas kartas Marijampolėje, bet aišku, visada, kai žaidžiau žaidimų sporto mokykloje, moksleivių lygoje, tai čia mano buvo viena iš svajonių žaisti aukščiausiame lygyje už savo komandą, tai tikrai labai džiugu. Sakyk, būdama moksleivė kartu su Lietuvos aukšto meistriškumo ir vyrų krepšinio komanda rungtyniauja taip pat Lietuvos moterų krepšinio pirmenybėse. Sakyk, kokie įspūdžiai iš tų laikų? Kažkaip toks buvo labai šokas iš pradžių, kadangi buvo gal mums kažkur 14 metų, tai taip įkištos tarp tų moterų profesionalių, tai kažkaip būdavo. Aišku, patirtis tikrai buvo gera, bet manau, kad šiek tiek per anksti mums buvo tai. Kaip reagavai sulaukusi Sūduvos vadovų skambučio? Buvo labai netikėta. Tikrai nesitikėjai? Ne, nes kažkaip jau atrodė komplektavosi visos komandos, jau į pabaigą galbūt, bet buvo tikrai didelis nustebimas, aišku, malonu buvo sulaukti pakvietimą. Ką reiškia marijampolietai kovoti už savo miesto komandos garbę? Pasakyk tu. Reiškia tai daug iš tikrųjų, nes gimtasis miestas, tai galbūt net to išėjus į aikštelę daugiau to noro, su didesnė jėga viską daryti. Tai galbūt didesnis kovojimas ir noras viską padaryti teisingai. Sakyk, kokius skirtumų išvelgė iš aišku LSU komandos perėjus į Sūduvos komandą? Kokie tokie esminiai pagrindiniai dalykai, kuo skiriasi? Turbūt, kad brandumo komandos, pats žaidimas toks brandesnis, pernai buvo, galima sakyti, studenčių komanda surinkta, tai toksai buvo gal kažkiek ir chaosiškas žaidimas, greitas. Čia viskas tai profesionaliai. Kokie tau buvo tie 3 metai praleisti Kaune? Tikrai buvo viskas į naudą, tik tai į naudą. Patobulėjau tikrai pati kaip žaidėja, išlaukiau savo šanso pernai žaisti. Tai manau, kad tikrai viskas buvo gerai. Sakyk, atvykus į Marijampolę, tavo minučių praleistų aikštelėje skaičius krito dvigubai. Sakyk, ar tai nepaveikė tavęs psichologiškai? Galbūt atvirkščiai? Iš pradžių tai iš tikrųjų paveikė, kadangi pernai kaip žaisdavom 5-6 žaidėjos visas varžybas, gaudavosi netgi po 40 minučių, tai šokas iš tikrųjų buvo, bet susitaikai su tuo, išeini į aikštelę, kad ir kiek laiko išeini, bet atidirbi, esi pilna jėgų, kiekvienoje situacijoje maksimaliai viską padarai ir manau, didesnė nauda iš to yra. Ir kaip pavyko įsilieti į Sūduvos komandą? Tik atvykus? Aš manau, kad net nereikėjo įsilieti, nes iš karto visas panelis priėmė draugiškai ir jaučiausi kaip nebuvus kažkur išvykus. Šiais metais Sūduvos komanda palyginti su praėjusiu sezonu pasikeitė ir atjaunėjo. Kaip manai, ką gali ši komanda? Gali, tai aš manau tikrai daug kovoti dėl aukščiausios vietos. Kad atjaunėjusi, tai manau tikrai pagreitina žaidimą, pagyvina jį. Tokia pusiausvyra komandoje yra tiek jaunų, tiek patyrusių žaidėjų, tai gaunasi puikus derinys. Kaip manai, ką gali pasiekti Sūduva? Nemanau ir tikiu, kad tikrai tik tai aukščiausia vieta. Iš rikiuotės iškritus Dovilei Siaurozaitei ant tavo pečių užgulė pagrindinės žaidėjos vaidmuo. Kaip sekasi su tomis pareigomis naujomis tvarkytis? Ilgai neteko, kadangi po Dovilės iškritimo buvo porą savaičių, tai kaip ir buvau įsivažiavusi, jau pati pradėjau savimi pasitikėti, kad aš irgi galiu žaisti tokiame lygyje, tokioje komandoje ir nei kiek nenusileisti kitoms. Ir kaip manai, kaip tau sekasi dabar?
Aišku, galėtų būti visą laiką geriau, bet su kiekviena diena, su kiekviena treniruotė aš tobulėju ir esu patenkinta. Sakyk, ar komandų žaidimo atsiliepė Dovilės Aurozaitės netektis ir ar neišbalansavo galbūt ekipos? Dovilės tikrai trūksta, bet aš manau, kad jos praradimas mus kaip tik dar labiau sustiprino, viena už kitą dar labiau kovoti. Aišku, gaila, bet yra kaip yra. Kalbant apie sirgalius, sakyk, kur tave sirgaliai palaiko labiau? Kaune, kur praleidai 3 paskutinius metus, ar čia Marijampolėje? Kaune irgi, aišku, serga už savo komandą, ateina palaikyti, nebūna, kad tai, čia jinai ne iš Kauno, tarkim, tai mes jos nepalaikysim, bet čia Marijampolėje susirenka netgi daugiau pažįstamų, tai automatiškai tie pažįstami vis tiek serga už savus, rėkia, ploja, tai galbūt didesnis jaučiasi palaikymas iš čia. Sakyk, su aistėmis tau nepavyko iškovoti medalių, ar ne? Ir ko tikiesi iš sezono praleistų Marijampolėje? Galbūt tu manai, kad tai bus jau pirmasis sezonas, kuomet užlipsi apdovanotų? Aš tikrai tikiuosi, labai tikiuosi. Negalėčiau pasakyti, ta prasme, nuvertinti praėjusių metų, kad tos treniruotės nebuvo naudingos, bet čia yra, nenoriu aišku ir žaidėjų kitų praėjusių komandai nuvertinti, bet pačios priešininkės, su kuriuom dabar žaidžiu, tarkim Dovilė, tikrai yra pajėgesnis ir vien jau tas man duoda daug daugiau patirties. Treniruotės taip pat yra pakankamai sunkios, iš tikrųjų nebuvau pratus prie tokių krūvių, bet ateina treniruotė, atidirbi, pasiilsi ir viskas puikiai praeina. Sakyk, ar dažnai tenka gauti kartais galbūt ne visai saldžių patarimų iš vyresnių krepšininkų? Kažkaip nesaldžių, tai ne, jos kažkaip gražiai paaiškina, nėra taip, kad net negalėčiau pasakyti, kad kažkada buvo pakėlę balsą prieš jaunesnes žaidėjas, tiesiog gražiai ateina, paaiškina, patarė, priimi kaip naudingą informaciją, patarimą ir vertini tai. Apskritai, kaip tu vertini tą tokį jaunystės ir patirties derinį komandoje? Ar tai gera terpė jaunoms krepšininkėms tobulėti toliau? Manau, kad taip, tikrai. Patyrusios žaidėjos labiau užgožė jaunas, kaip manai? Nėra tikrai, tai komandoje visos yra lygiavertės, nieks neišskiria, tu čia jaunesnė, vyresnė, visos lygiavertės, sakau, ir nėra tokių išskirtinumų didelių. Kaip manai, ko tau dar pačiai trūksta savo žaidime? Na, toks savikritiškas atsakymas. Trūksta tai daug ko. Visų pirma, tai turbūt kamuolio varymo pagerinti labai, aikštelės matymo, galbūt trūksta ir daugiau pasitikėjimo savimi. Tai va, sunku pačiai save vertinti. Kokius esi savo tikslus išsikėlus šiame sezone? Nekalbant apie komandinius tikslus, kurie yra aiškus. Pasisemti kuo daugiau gerų patarimų iš trenerio, patirties iš kitų žaidėjų, ir patobulėti pačiai kaip žaidėjai. O kaip manai, sietum savo ateitį su Sūduvos komanda? Ar tau tai yra tiesiog tarpinė stotelė, po kurios tu išvyksi galbūt kitur žaisti? Negaliu planuoti taip toli ateitį, bet kiek įmanoma daugiau likti, žaisti, jeigu norės pratęsti kontraktą, tai tikrai be abejonių. Tai kaip ir visos panelės, aišku, norėčiau padėkoti, tai ačiū sirgaliams už tokį palaikymą ir taip pat kviečiu taip ir toliau puikiai mus ateiti ir palaikyti.